Sveiki sugrįžę į podcastą Su kitokia realybė. Čia antro sezono antra serija, dar atviresnė, dar gilesnė ir dar jautresnė. Šiame projekte kalbame apie žmones, kurie gyvena su psichologiniais sunkumais. Apie tos, kurių kasdienybė kartais atrodo kitokia nei matoma iš išorės. Daugiausia apie depresiją. Apie būseną, kuri atima ne tik džiaugsmą, bet ir energiją, motyvaciją, gebėjimą daryti net paprasčiausius dalykus. Mums svarbu kalbėti be stigmos. Be frazių susitvarkyk, išeik prasiblaškyti, galvok pozityviau. Šiame sezone ieškome ne stebuklingų sprendimų, o supratimo. Kalbamės su skirtingų sričių specialistais ir bandome atsakyti klausimą. Kaip iš tikrųjų gyvena žmogus, kuris jaučiasi kitaip? Šiandien mūsų tema – santykių dinamika depresijos fone. Ir šią temą kalbėsime su moterimi, kuri pati apie save sako. Porą kartų net dugne buvau, iš kurio kilau ne kaip paukštis, o kaip vėžlys ir dar atbulai ropodamas. Šiandien svečiuose Daiva Babilevičienė. Už populiaraus tinklaraščio Gyvenu netobulai užkulisių ji yra veikli 3 vaikų mama, žmona, 4 augintinių šeimininkė. O savo profesinėme kelyje santykių terapeutė ir emocinės gerovės puoselėtoja, kuri padeda moterims išsilaisvinti iš emociškai kenkiančių šablonų. Taip pat Daiva yra knygos pavadinimu Uždaryk duris iš kitos pusės autorė. Daiva savo puslapyje rašo, kad jos scena nesuvaidinta. Teko daug metų repetuoti, kad šiandien galėtų dalintis tuo, kuo tiki. Tad šiandien ir pasikalbėkime apie tą repeticiją kitokioje realybėje. Na, o jei patiks šis pokalbis, kviečiame prenumeruoti ir sekti mūsų puslapį, kuris taip pat vadinasi Su kitokia realybė. Labas, Daiva. Labas. Labas. Mes dabar čia juokiamės, nes pačiu laiku pastebėjom, kad nepradėjom įrašyti pokalbę, tai iš naujo startuojam. Ir tas pradinis klausimas, nuo ko pradėjom, tai buvo būtent apie įsivardijimą pačiose santykiuose, kai vienas iš partnerių patiria sunkumą. Kas nutinka poros santykyje tuomet? Tai santykiam nelygus ir jeigu tai yra darnūs santykiai, kai poroje yra ir daug to emocinio žinojimo vienas apie kitą, emocinio intelekto, tai ir tie sunkumai, ta depresija gali būti priimta su empatija, atjauta, norėjimu tokiu rasti kažkokį sprendimą, išėjimą į veiksmą, taip galima būtų įvardinti. Bet jeigu santykiai nėra tokie darnūs ir tikrai kartais būna tų porų, kur gyvena kaip draugai, kaip kaimynai arba kaip puikus mama ir tėtis, bet ne vyras ir žmona, ar mergina ir vaikinas, arba neduok dieve, tai yra labai emociškai žalingi santykiai, tai tie vidiniai sunkumai gali būti pasitikti su visiško abejingumu, tokiu tau bloga nuotaika, tai tu ir tvarkykis, toks net iki kraštutinumų nuėjimas. Arba iš nežinojimo, kas tai yra, gali apimti didelę baimę, toks bejėgiškumas ir irgi toks atstumimo jausmas. O Dieve, nežinau ką daryti, kažkaip atsitraukiu, praignoruoju gal netgi tai. Ir, papilkina tai dar labiau tą kasdienybę, jeigu tau ir taip sunku ir tu savo mylimo žmogaus esi toks lygtais atstumtas ar paliktas vienas. Tai buvo ir apie skaitimą knygų, ir apie tiesiog buvimą su žmonėm, su gyvūnais ir tiesiog darbo visas reikalas irgi, kad kai mes dirbam irgi gali būti depresija, kai mes vaikštom irgi gali būti depresija, visada gali būti depresija ir ji niekur iš mūsų nedingsta. Nesvarbu, ar mes šypsomės, ar liūdim, ji vis tiek yra su mumis. Jo, jin tokia gali būti, atrodo labai nepastebima, nes kiekvienasgi iš mūsų turim skirtingų bendrai rūpesčių įveikimo būdų, ne? Vieni, kai, čia nekalbam apie depresiją, bet šiaip, kai kažkas nutinka, tai vienigi krenta į bejėgystę ir tiesiog skundžiasi arba dejuoja, arba ieško išsikalbėjimo formų, o kiti įveikimą eina. Tai vat, kai sakai, gali būti depresija, kokia depresija, taigi tu čia viskas gerai.
jo, viskas gerai ir aš taip stengiuosi, kad viskas būtų gerai, nors viduje ten jau viskas byra, bet nemoku aš kitaip funkcionuoti. Jo, ir man pačiai tas pats buvo, kad aš gal ne kiek sąmoningai, kiek pati tokio būdo, kad juoktis ir panašiai, nežinau, mano šeimoje visada šypsena sklisdavo, tai gal čia ir auklėjimo šiek tiek ir matymas pavyzdžio toks yra, bet aš visada šypsodavausi ir netgi kai būdavau su depresija. Ir pavyzdžiui, vienas iš pirmųjų momentų, kada aš, taip garsiai pasakiau, kad man depresija, kad visi žinotų, tai kai Fausta buvo pasikvietus mane į savo podcastą, Primink organizaciją. Pokalbiai su nejaunimu. Taip. Prieš daug metų buvo. Taip. Tai aš buvau pašnekovė ir ten garsiai vardijau ir žmonės rašė, kaip tu su depresija, tau yra depresija, niekas neįsivaizdavo. Dabar jau taip pripažįstu ir garsiai sakau ir apskritai liūdžiu, jeigu man reikia liūdėti. Nerodau šypsenos, kada nereikia. Bet ar tai tau, kaip tu pati galvoji, ar tai yra apie tokį maskavimą? Ar net nemastai, bet taip įprasta ten šypsotis, juoktis ir... Man dar kartais kyla tas noras užslėpti per tą tokį, man viskas gerai, nes taip lengviau, nereikia aiškintis. Bet stengiuosi būti natūrali savim, tiesiog kiek įmanoma daugiau. Ir kalbant apie santykius, toliau galim tiesiog paplėtoti pirmąją mintį. Tai kaip pasikeičia ateities planavimas priėmus tą depresiją, kad kitas serga ir panašiai, ar santykiuose kyla kažkokių, nežinau, konfliktų gali kilti dėl to, kad kitas serga. Čia, žinai, vėl labai priklauso nuo pačios poros santykių. Taip. Ir vat kaip prieš tai sakiau, kai tiek gali būti keli scenarijai, ką daro tas partneris, sužinojęs, kad antrai pusė yra ten sunkumų, tai nuo to ir tie ateities planavimai kažkokie gali būti. Nes man atrodo, taip bent kol kas, tai dažniausiai visgi ta depresija, aišku, gal nuo kartų dar priklauso, aš biškai vyresnė, tai susiduriu su ta... Mes tarp tų, kur iš vis nieko nežinojo ir bijojo, ir tarp jaunesnės kartos, kur jau priima psichikos sveikatą kaip svarbę dalį savo gyvenime. Kad mintis nepabėgtų. Tai jo, jeigu yra tokio daug abejingumo, tai tiesiog gyveni kaip gyvenai ir ten negalvoja apie ateitį. Nebent, kai labai depresija užsitęsia. Jeigu tai tampa tokia, žinai, užsitęsusių, niūrių, depresyvių epizodų, kai antrai pusiai tampa sunku būti su tuo. Ir čia toks įsijungia, kai vienas yra labai bejėgis, kitas pavargsta būti tame bejėgiškume kartu, nebežino nei ten kaip gelbėti, nei kaip į veiksmą išeiti, tai tos ateities nebėra planavimo. Yra toks, arba tu susitvarkai, arba einam skirtingais keliais. Tai čia gal mano kartoj toks labai, ne tai, kad būdingas, aš negaliu irgi generalizuoti, nes kiekvienos poros nepažįstu, bet taip bent iš mano profesinės praktikos atrodo toks yra, bet šiaip jeigu yra pora artima, tai nieks nesikeičia iš principo. Gal kasdienybės planavimas tampa trumpesni tie tikslai tokie. Kad ne apie metus mes galvojam, bet galvojam, kaip išgyventi šią savaitę, ką veikiam kitą savaitę, kuo galiu tau padėti, kuo galiu būti naudinga, kad išlaikyti tą poros dinamiką tokią šiltą. Tai čia tobulų atveju. Kalbant, tarkim, apie tas poras, kur nėra pripažįstama depresija, kad žmogus serga, ne depresija. Turi depresiją. Ir prieinama prie to liepto galo, kaip sakant, kad reikia eiti skirtingais keliais. Ką man daryti žmogui, kuris yra tame santykėje su depresija? Kaip man reaguoti į visą šitą situaciją, kad nepadaryčiau savo dar daugiau žalos, nes tu nesukontroliuosi kito žmogaus
minčių, elgesio ir galbūt net neverta tada būti su tokiu žmogumi irgi, kuris nepadeda tau, bet kaip nesusišikti savo savivertės, kaip sakant. Mes kito nepakeisim, jeigu jisai nenori ten kažkaip gilintis ir visgi greičiausiai vadovaujasi tą stigmą, kad čia depresija, tai čia iš vis čia, ką čia tiesiog eik kažką veik ir susitvarkys tau viskas. Bet kaip savo padėti, tai savo reakcijų turbūt irgi nelabai prikontroliuosi, nes labai priklauso, kaip tavo ta kasdienybė ir šiaip atrodo, ar tu apatiškas, ar tu vis dar esi moki maskuoti, ne, ir gyvybingai atrodo gyveni. Bet kaip savo padėti, kai kitas nusisuka, čia gal turbūt yra svarbiausias, ne, kad neįgrimsti dar giliau, nenuvažiuoti tuo kalniuku žemyn, tai yra ieškoti palaikymo resursų. Kas gali tave palaikyti ten, kur tu esi, duoti tą saugą erdvę. Tai gali būti ir psichologas, ir psichoterapeutas, galbūt tai yra kažkoks draugų ratas, ar draugė, o gal ta pati gamta, ne, toks, nes turint bet kokių gyvenimo sunkumų yra labai svarbu atstatyti savo resursus, arba turėti tą resursą, kur gali biški pasislėpti. Nes, kad ir kaip bebūtų skaudu, tų žmonių nepriversi priimti tavęs su savo visa gėlių puokštė. Kokia jinai ten bebūtų, ar jinai spalvota, ar juodai balta. Tai toks jo atrodo nefainai, nenorėčiau, aš, pavyzdžiui, pati, sergant depresiją, kad mane paliktų mano vyras. Man atrodo, būtų, bet, yra kaip yra. Ir tada jau ieškai, kaip savo padėti, išbūt tame, kas nutiko. Bet čia turbūt galim tada žiūrėti per kitą, pusę, o ką mes tada galim padaryti. Ir aš tikiu, kad šita tinklalaidė irgi yra apie tą darymą tokį, o ką daryti, kad visi daugiau žinotų. Kad depresija yra tas pats kaip skrandžio opa. Iš dalies. Nes protas yra toks pats organas kaip skrandis. Tai gal nestigmatizuokime to, kad čia kažkaip čia bandžiau 3 kartus pakelt nuotaiką, nepavyko, tai tegu ten toliau ir merdi savo toj blogoj nuotaikytei. Aš čia taip kalbu už tuos, kur labai, kur tom stigmom tokiam tiki. Taip. Tai jeigu prilygint tai skrandžio opai, tai irgi, tai bandžiau čia 3 kartus sriubytę pavirti, nepadėjau, tai tegu ten jau tvarkosi. Reikia žiūrėti į tai taip pat kaip į bet kokią kitą bėdą, kuri nutinka žmogaus fiziniam kūne. Tik čia dar ir psichika prisidėjus. Tai ką mes galim padaryti, kad šviesti? Aš tikiu, kad tai keičiasi, tikrai keičiasi, nes pasižiūri ten į savo mamą, pavyzdžiui, kuri jau arti pensinio amžiaus. Aš sakau, gal nueik tu ten pasta. O deik tu, nejuokauk, neįsiu čia, baltą biletą man nereikia, ne? Ir mano karta tokie half, vieni žino daugiau, kiti mažiau, ir jūsų karta, kur, ačiū Dievui, jau neutralizavusi didžiąją dalį stigmų. Tai gal po 20 metų, kai bus tokia tinklalaidė, tokie klausimai net nekils, ne? Ką daryti, kai partneris nusisuka, jeigu tau depresija. Tikėkime, kad nekils tokių klausimų. Nes, žinai, man atrodo, kad nusisuka ne nuo pačios diagnozės. Dabar tokia greit mintis prabėgo. O jeigu tai būtų vėžys, kaip pavyzdys, ne, tai irgi turi raideles, pavadinimą. Būnagi irgi žmonės nusisuka ir nuo savo antrų pusių, kurios, tarkim, turi vėžio diagnozę. Bet man atrodo, čia yra ne apie diagnozę, o apie ką pats tas žmogus, kuris turi tą simptomatiką ar diagnozę, ką jisai daro su tuo. Nes jeigu tu įkrenti ir tu nebandai ieškoti išeičių, tai tampa labai nepakeliama ir šalia esantiems per ilgą laiko tarpą. Aš galiu ten sirgti vėžių, nieko nedaryti ir tiesiog nuo ryto iki vakaro skūstis, kaip man blogai ir kokia aš auka. Tai labai tikėtina, kad ir su bet kokia kita diagnoze labai panašiai, kad tai pradeda varginti ir jeigu tu matai, kad tas žmogus nieko nedaro, tai tu supranti, kad ir tu tada bejėgis esi ir atsiranda ta takoskyra, kad gal tada aš išeinu, nes aš nepajėgus niekai pagelbėti, nes matau, kad ir tu nenori savo padėti. Tai čia tik tokia mini mintelė prabėgo. Jo, aš galvoju apskritai, kad
kitam žmogui, kuris susiduria su sergančiuoju, tai irgi sunku, jam gali kilti visokių jausmų, emocijų, minčių ir ne veltui yra paramos grupės, kurios apskritai padeda ne tik sergantiesiems, bet ir jų tėvams, tarkim, šeimai, draugams. Tai čia taip, šiaip su kiekviena liga turėtų būti paramos grupė, man atrodo, nes kitam nėra lengva atlaikyti ir save, ir dar ir kitą. Bet žiūrėk, su tom tokiom didesnėm diagnozėm ar gyvenimo net iššūkiais ir yra tos paramos grupės. Leliukų netektys, mirtinos ligos, psichikos sveikatos ligos. Nes yra sunku ne tik tam, kuris ir turi diagnozę ir tam šalia esančiam. Ypatingai, jeigu tai yra normalus santykis. Nes jeigu ten tik šiaip tralelešai, tai gal ir dzin tada ten. Bet jeigu tu investuoji į santykius, tau rūpi tas žmogus, tau irgi sunku. Jo, būna, tarkim, dar apie žmonės turinčius problemų su alkoholiu yra tas pasakymas, kad, serga ne tik tas žmogus alkoholizmu, bet ir visa šeima serga, nes tai, ekosistema visą paveikia, tai jo, pagalbos grupių reikia tikrai ir artimiesiems. Tokiu atveju, kad patys turėtų resursų, artimieji ir irgi galėtų tuomet dalinti su sergančiuoju ar patiriančiu, einančiu per šitą gyvenimo momentą. Vat, kalbant apie tą, aš dar užduosiu vieną klausimą, okay? Apie tą bejėgystę, apie tą, kaip pat žmogus esantis su depresija, dabar vis tiek fokusuojamės į šitą atvejį. Ir pats žmogus patiria tą bejėgystę. Iš kur tai kyla dažniausiai? Aišku, čia tikriausiai daug tų variantų, bet iš savo patirties vis tiek irgi dirbi su moterim dažniausiai, kurios irgi tikriausiai turi tokį mąstymą. Iš kokią tu tendenciją pasibi, iš kur tai ateina ir kaip tas atrodo kelias įgalinimo žmogaus? Žinai, taip įdomu, kad kaip tik šiandien turėjau tokią vieną konsultaciją, kur mes labai kalbėjome apie bejėgystę ir, kad tai dažnu atveju yra toks išmoktas elgesys. Tu gali tai išmokti namuose, kai mažas buvai, nes matei, kad mama taip darė, ir tėtis darė, ir nebūtinai tai sąmoningas nebūtinai. Tai nėra sąmoningas pasirinkimas, ne? Tiesiog atsitinka kažkas ir nebūtinai tai liga, bet tiesiog nelaimė, iššūkis, problema, trūksta pinigų, ten neteko darbo vyras. Ir tiesiog toks atsiranda, kad ne aš neieškau kaip išspręsti, bet aš patenkinu tą tokį svarbumo poreikį per bejėgystę, kad jeigu aš kalbėsiu apie tą problemą ir nesprendimus, bet kaip man sunku, kaip čia negerai čia, tai patenkinu poreikį svarbumo. Ryšio net su savim. Ir apskritai žmogaus psichika labai įdomi, kad mumgi visada reikia problemų. Kažką spręs. Arba mes ieškom jų išorėj, einam konfliktuoti su kitais, arba mes susikuriam viduj. Mes darbą nemės ten. Myliu, nemyliu, ne? Noriu, nenoriu. Ir grinai toks nesąmoningas pasirinkimas gaunasi, kad arba įkrentu į tą bejėgystę, nes aš neieškau sprendimo. Kai neieškau, tai man ir netrodo, kad yra išeičių. Arba aš ieškau. Ir bent gerai, jeigu aplinkoje yra tokių žmonių, kurie parodo kitą kelią, kad galima tų išeičių kažkokių ieškoti, kad tos bejėgystės nebūtų. Ir kartais tai yra labai kad reikalingas stiprus palaikymas iš šono. Bet jeigu nėra, tai man atrodo tik terapija. Aš nenoriu čia labai kažkaip išaukštinti terapijos, bet aišku reikia ir gero specialisto, nes labai dažnai konsultacijose, kai yra tas bejėgystės toks simptomas, tai man tai atrodo taip akivaizdu, ne? O tai kaip mes galim tai išspręsti? Toks klausimas. Ir žmogus esantis konsultacijoje sako, man net šitas klausimas nekilo, kad kaip išspręsti, nes antiek ta bejėgystė yra stipri kaip būsena, tokia išmokta būsena, kad net nekyla klausimų, ar yra sprendimų. Ne? Tai tada atgrėži
Žiūrėk, o tau dažnai tai pasitaiko, kad tu net neieškai sprendimo, kad tau geriau būtent toj bejėgystėj, baimiai, liūdesy, kažkokia emocijai. Sako, nu jo, visada. Čia gal įpratis toks irgi mąstymo tokio. Nu taip, sunku man tai pavadinti įpročiu, net atrodo toks, tai tada įprotį lengva pakeis, bet jeigu pažiūrėt per neuromokslą, tai yra neuronų jungtis, tai tam, kai mes išmokstam tokį, mechanizmą yra kažkoks poreikis, mes išmokstam patenkinti mums tinkamų tuo metu būdu ir vėliau, tai tampa toks, aš žinau, kaip greitai pasidaryti ten savo svarbiu. O dabar pradėsiu parintis ten dėl kažko, žinai. Ir staigiai. Ir, jo, tai tampa tada tokių įpročių, bet šiaip tai ten, yra neuronų jungtis, kur greičiausiai pasiekiama vagelė, ten neuroplasticity. Yra ten tokių gražių filmukų YouTube. Aš mėgstu studentam rodyt, kad paaiškinta, kaip ten atsitinka, kad taip greit mes randam savo tokį destruktyvų, bet lyg ir priimtiniausią kelią kažkaip pasiparint. Jo, ir tos mąstymo schemos irgi. Čia nuo kurios mokyklos psichoterapija žiūrėsi. Gali atsirast mąstymo schemos irgi. Terminas geras yra. Tas greitas pasirinkimas. Kaip elgti šitoj situacijai? Tai jo, tai turbūt, kai yra bejėgystė, jeigu taip trumpai pasakyti, tai labai svarbu, kad kažkas šalia būtų, kad parodytų, tą kitą kelią, nes bejėgystė ir yra, kad tu, kaip arkliukai senoviais, tais akinukais, kad tik taip gali būti. Ne, man labai apie tai, tik kad jie nebejėgiai, netrodo bejėgiai, bet tokie vis tiek nuskriausti. Tai ir žmogų, tai užsidėti kažkokius žiūronus ir matai ten tik tą vieną būdą, o aplink ten gali būti belenkiek. Ir kol kažkas nenuplėš tau tų žiūronų, arba nepasiūlys nusiimti draugiškai, tada labai sunku pamatyti ir patikėti. Jo, turim irgi tokį klausimą, kad, aš taip įvardinsiu, sveikam kabutėse žmogui. Sunku suprasti, kad tiesiog negaliu eiti pasivaikščioti ir negaliu išlipti ten šiandien iš lovos ar panašiai. Aišku, čia nebūna visiems, šitai irgi noriu pabrėžti. Bet kaip mokytis bendrauti apie savo būsenas su partneriu, kaip viską vystyti, kad jis nesijaustų bejėgis ar kaltas dėl mūsų, tarkim, mano, kaip depresija sergančios savijautos. O kaip tu pati, pavyzdžiui, išmokus esi komunikuoti savo būsenas, nebūtinai antrai pusiai, bet draugų ratui? Aš taip klausiu ne dėl to, kad aš nežinau, ką atskirti, bet taip per smalsumą, žinai, tokį biškį. Man labai priklauso nuo žmogaus. Ar aš jaučiuosi artima tam žmogui, galbūt kažkoks yra irgi su kitais per kaukę, gal kažkiek bendrauju tokio. Čia labai priklauso, bet gal įvardinčiau aš tokį pavyzdį per panikos atakas netgi. Jeigu man panikos atakos ir tarkim yra mano vaikinas, aš sakau, stop, man dabar gali būti panikos priepuolis, informuoju ir tada jau jis žino, ką daryti. Jam nebereikia daugiau ką sakyti, žino, ką daryti. Bet jeigu esu, tarkim, visiškai svetimoje vietoje, ten, nežinau, vyksta kokia konferencija, nežinau, esi parduotuviai. Tai tu nelabai ką informuosi, gal gali paprašyti pagalbos, aišku, bet man gal pirmasis toks pagal fantaziją kyla, kad aš tiesiog skambinčiau irgi artimam žmogui, mamai, vaikinui, draugiai, kad sakyčiau, mane parsivežk ar kažką daryk. Bet čia tokie įspėjamieji dalykai. Aš pati tai tvarkyčiau su savim visų pirma, bandyčiau nusiraminti per savo 5 pojūčius greičiausiai. Bet va, ką tu pasakoji, tai 10, žinai. Nes pirmiausiai, norint papasakot kitam, kas su manim vyksta, aš turiu suprast, kas su manim vyksta. Nes vat, jeigu taip, labai fainai, kad paminėjai panikos atakas, nes man tokia kojo naina depresija su panikos atakom, dažnu atveju. Ir jeigu tu nežinai, kad tau
panikos ataka bus, arba tu nesi susipažinęs, kas tave link to gali vesti, kaip tu gali kitam pasakyti. Tai taip pat ir su tais depresijos, žinai, kažkokiais požymiais, kur, man atrodo, kad dalis neranda, bet nesuranda būdų, kaip komunikuoti, nes jie tiesiog gauna diagnozę, įsidėja į kišenę ir tiesiog toliau gyvena. Arba dar receptą gauna, ne? Jo, tą patį noriu sakyti. Ir tada ir tada gaunasi toks simptomus kažkaip čia panaikinsim ir, kažkaip bus. Ir tada ištikus kažkokiam tai komunikacijos iššūkiui tiesiog man depresija. O tai taip platu ir tai skirtingai kiekviena veikia. Tai, jeigu jau gauni tą diagnozę, tai tada, padėk tada savo, nors truputuką, supras, kas su tam vyksta, kad to sąmoningumo atsirastų ir labai fainai, tu pamini 5 kūno pojūčius. Kūnas mūsų yra pats ten geriausias draugas, nors mes jį nupriešinam dažnai. Tai kai žinai, kas su tavim vyksta, man atrodo, ir komunikuoti kitam tada yra lengviau. Nes be tos nežinios, tai ten pasakyt, kaip ir tam klausime, žinai, negaliu šiandien pasivaikščioti. Nieko nepasako apie tą negaliu. Taip. O kas su tam vyksta, kad tu negali, ne? Man šiandien nuo pat ryto ten muša širdis, zvimbia ausyse galbūt, aš neturiu ten pakankamai, nežinau, fizinių resursų. Jau tiek vien pasakius, jau tam sveikam žmogui aiškiau, kad čia tau net fiziškai tu jauti. Tai nėra tiesiog, kad negaliu. Ten daug daugiau vyksta. Tai toks ir body awareness čia, ir kognityvinis žinojimas, kas vyksta su manim. Tai čia toks apsiskaitimo biški gal reikia, net sakyčiau. Tai ir tu pati, Rūta, jau daug metų lankai terapiją, nors dar labai jauna esi, bet būtent irgi terapijos dėka, manau, tai irgi padeda suprast, to sąmoningumo skatinti. Taip, dėja, mano kelias sveikimo link prasidėjo nuo vaistų, bet sveikimo link sparčiau einu ne su vaistais, o su terapija ir tiesiog savipagalba per knygas, domėjimąsi smalsumą, kas ta mano liga, per pažinimą savęs. Ir yra toks posakis, nežinau kaip jis susijęs, bet kažkodėl man taip galvoj atėjo, kad sako, naikink, kaip čia, spręsk priežastį, o ne pasiekmę. Tai čia toks, kad iš tikrųjų reikia pirmiau įsigilinti save, kas su tavim vyksta, o po to jau kiti dalykai. Bet gal tik tais, bent mano nuomonė, aš nenorėčiau kažkaip visiškai nustumti ir vaistų. Taip, aišku. Nes, kartais neįmanoma tų priežasčių ieškoti, nes nėra jėgų fizinių, net ne fizinių ten jokių resursų. Tai, kaip ir atrodo, reikia, žinai, atstatyti bent iki tam tikros ribos, kur galėtum eiti su savim į tą savityrą. Taip, kaip sako daktarai, pam, turi būti kažkoks toks, kad balansas, svarstyklės tos lygios būtų. Kaip kalbėti apie sunkumus, kad ne didintumėm atstumą, o kaip tik, kad kurtumėm artumą santykiuose. Ir man toks vėl atrodo, o koks dabar ten tas atstumas, žinai, labai analizuoti. Tai per poras pavyzdžių, santykių galim pereiti, su kuriuom, pavyzdžiui, tu susiduri savo praktikoje. Žinai, man tai, čia tai iš vis noris tiesiog į dvi, net ne kategorijas, tiesiog į 2 frontus skirstyti. Jeigu tas santykis yra nebūtinai, kad ten, žinai, romantinis tas kažkoks laikotarpis, bet, tiesiog jis saugus, gal čia kertinis žodis, saugus santykis. Aš nelabai įsivaizduoju, kad galėtų atitolinti sunkumai porą. Gali būti ten ups and downs kažkokie, bet, tu jau esi saugiai, tu jau kalbėsi, gal nebūtinai kasdien, tai tada sunkumai natūraliai kažkaip suartina, nes tu ar taip viens kitam rūpi. Bet jeigu ir taip klibantis santykis, kaip kalbėtis,
toks vat sunku man net ant tokį kažkokį receptą pasakyti. Nes atrodo, tiek tų spalvų yra santykiuose. Ir netgi gal priklauso nuo lyties, ne, kuriam ten tam partneriui ta depresija dabar. Nes mum moterim didžioji daliai yra tikrai daug lengviau ventiliuotis ir kalbėti apie savo emocijas, o vyram visgi daug sunkiau, nes tas berniukai neverkia, o čia dejuoja kaip merga. Tokie irgi susidaro ir tada nėra to vieno recepto. Bet gal galima taip universaliai tada pasakyti, kalbėtis gali tada, kai tu pats suvoki, kas su tavim dedasi, ne, ir nebijot būt pažeidžiamam, nors kai yra depresija, gal ir baisu tas pažeidžiamumas, bet, kaip tu Rūta ir sakė, tu žinai, prie ko tu gali koks būti ir atsirenki tai. Tada toks jos savęs pažinimas ir tada kalbėjimas, nes jeigu nėra savęs pažinimo, tu kaltas, kad man čia dabar taip. Tai tik tais atskiriamus. Labai norėčiau turėti kažkokius ten 3 patarimus, kurie čia kaip žinai, padėtų visiems, bet... Bet labai įdomų pavyzdį pateikiai. Tu kaltas, ne? Gal galim truputį pasigilinti šitą pavyzdį. Vėlgi įdomu iš kodėl mes taip esam linkę kalbėti vietoj ir kaip keisti reikėtų tą sakinį, į kokį sakinį reikėtų keisti, komunikuojant apie savo būseną santykiuose. Jeigu tas, kur sako, kad tu kaltas dėl ten mano tos būsenos, tai nebūtinai jis ir klausysis, ne, šito tinklalaidės, kad ten norėtų kažkaip pakeisti tą sakinį. Bet yra lengviau kitus kaltint ir kitus gelbėt, negu ieškoti kažkokių taip savo atsakomybės požymių. Netgi, tarkim, labai sudėtingose emociškai žlugdančiose santykiuose. Tikrai yra moterų, kurios tą nerimą, depresiją pradeda patirti nuo santykių. Nes jie davaro, pavadinkim taip. Ir pirminė mintis ir būna, tai čia jisai mane davarė iki šito. Nors tai nebūtinai per tokią smarkų kaltinimą, bet ir jeigu tuose santykiuose tu neprisiemi atsakomybės, kad kažkokia tai tavo irgi čia rolė yra, kad tu esi juose, tai tada ir kaltini kitą. Bet man, jeigu mes esam tik bejėgiai ir nekaltinam, tai yra ta bejėgystė, bet jeigu dar bejėgiai ir dar kaltinam kitus, tai dar tokia ir aukos, atsiranda labai didelė, kur ten tada labai daug antrinių naudų atsiranda ir sunku atsisakyti tos pozicijos, nes jeigu esi auka, taigi visi tada labai dėmesio skiria, gaili ir net nebūtinai pozityvaus dėmesio, bet gali būti šiaip, žinai, ten skambini iš kalties. Tokia manipuliacija dėmesio gali būti. Bet nežinau, ar jūs gal negirdite, tikiuosi iš mamų, bet yra ten tokia, tik nepamirš manęs, arba ko taip ilgai neskambinai. Tai čia, aišku, ne šitam sunkumų fone, bet per tokias nateles ir ateina tas toks, kad tai čia visi dabar turim šokinėti, nes kažkam čia blogai labai. Ir jeigu žmogus neprisiema atsakomybės, tai labai sunku ir sprendimų ieškoti. Tiesiog galvoju, kaip į tą kraštutinumą nenueiti. Tarp tiesiog santykiai, kad arba tu blogas, arba aš blogas. Kažkuris turi būti blogas. O dažnai sako, kad tiesiog vieno kalto santykiuose nėra. Būna abu. Tai gal ir tas davarimas, kabutėse, prie depresijos gal aš čia taip, nežinau, intriga kelia tokia. Taip. Tai ar gali būti, kad tiesiog abu žmonės kalti gali būti ir davaryti, kaip sakant, iki tos depresijos ar kažkokių tokių sunkių emocijų? Tai jeigu konkrečiai kalbėt apie toksiškus santykius, kai atsiranda tam skriaudžiamajam depresija, dėl manipulacijų, dėl begalinės kritikos, kontrolės, emocinio smurto ir panašiai,
tai mes galim sakyti, kad abu dasivarė, nes vienas skriaudžia, kitas dalyvauja. Nors, aišku, ten labai viskas kompleksiškai ir negali tu sakyti, kad taigi galėjai ten po pirmo įžeidimo išeiti, nes, come on, po pirmo įžeidimo dažniausiai galvoju, kad tai yra vienas kartas, ne tik tais. Bet, visada, kad nenueiti kraštutinumus, bent man labai patinkantis klausimas yra, o tai kaip aš prisidėjau prie tokio kito žmogaus elgesio. Nusibrėžiau laikų ribų, ten, užsidėjau rožinius akinukus, per daug kartų atleidau ten, arba, tiesiog gal bijau kitų nuomonės, kas čia pas mus vyksta. Tai va tas klausimas, jisai kelia introspektyvą savyje, ne? O tai kaip aš prisidėjau, ir tada tu supranti, kad, čia nėra vieno žmogaus, tu kaltas ten kažkaip, kad tu mane davarė iki kažko. Tu irgi pasirinkai. Nebūtinai sava valia ten, bet pasirinkai kažkurio etapu tam tikrais elgesio modeliais, mąstymo schemam. Jo, aš noriu irgi atreaguoti, kad iš tiesų aš augau, mano amžinatilsis močiutė buvo gan aukos pozicijoje ir aš augau su ja ir tai man nenori persidavė. Ir aš gan sąmoningai esu apie tai, bet kartais vis tiek lepteliu dalykus būtent per aukos poziciją ir tik po to suprantu, ką čia pasakiau, kodėl aš tai pasakiau. Ir mano klausimas yra, kaip galbūt kita pusė, partneris gali padėti grąžinti tave iš aukos pozicijos, jeigu ir iš viso yra tokia galimybė. Ką gali partneris padaryti visame tame santykio dinamikoje, jeigu jisai yra, aišku, pakankamai sąmoningas šituo atveju, neįsivelia į šitą žaidimą, bet jo, ar gali kažkaip padėti grąžinti ir mane pačią iš tos aukos būsenos. Žinai, praktiškai tavo klausime skambėjo dalis atsakymo, kad tas sąmoningumas turi būti ir jeigu tu jau neįsiveli ir nepalaikai tos aukos pozicijos, jau yra didelis darbas. Kitas tas žingsnis ar būdas galėtų būti, pavyzdžiui, mes dabar būtumėm tam draugės ir tu įkristum į tą aukos poziciją. Kokia būtų tavo ta top frazė, nežinau, ar kažkokia... Tarkim, būtų, aš čia bloga, aš čia durna, aš čia blogai padariau, save kaltinčiau, nors iš ties vietoj to, kad imčiausi ir taisyčiau, tarkim, situaciją. Tai aš kaip draugė ir, tarkim, jau pirmas žingsnis yra, kad aš sąmoningesnė, tai kitas aš galėčiau tiesiog, čia smalsumas labai svarbu, pasmalsauti ir paklausti, ar tu nori, kad aš tas dabar gailėčiaus, ar tu nori tiesiog erdvės, nežinau, pabūt ar patarimo. Ir dažniausiai, čia neįteisimo, toks, realiai paklausi, koks tavo poreikis iš to situacijoje yra. Ir tai gali būti toks mini stebukliukas, kad tave pargražina į tai, kad, aš vėl čia dabar bandau, kad manęs pasigailėtų ir gal kažkaip... Gal šį kartą ir pasakysiu, kad noriu tik ten patarimo, bet jau kitą kartą jau bus, naujos jungtis darysis. Ir prieš kitą kartą sakant, aš durna, man čia vėl nepavyko, pagausi tu, kad, jinai tai gali manęs paklausti, ką aš čia bandau, ar kad manęs gailėtųsi, tai gal aš ir kažkaip pabandysiu kitaip perfrazuoti arba nebesjausiu ten tokia auka. O jeigu norėsiu, kad toliau manęs gailėtųsi? Tai žinai, tu gali tada tiesą pasakyti, aš tai noriu, kad manęs pasigailėtum. Ir aš tada galiu sakyti, pirmą kartą sakysiu, jo, man tavęs gaila, bet, žinai, bet jau 10 metų ten nori, kad tavęs gailėtųsi. Aš nebegaliu tavęs gailėtis, man per sunku. Nes aš, toks, jeigu taip galėtumėm visi sąžiningai ir autentiškai pabendrauti, tai būtų wow. Tai palikim 20% kartais pabuvimo aukos pozicijoje ir neįsivelimų į tą, žinai, tokį gražų bendravimą ir klaidai ar seniem modeliam išlysti, bet jo, tas toks smalsumas, man atrodo, daug labai veikia.
ne tik aukos pozicijai visame kame. Net vat ir kažkaip dabar toks ir prabėgo, net ir apie tą pačią depresiją, ne, kiek pas jums klausimų yra, kaip ten poroj galėtų būti, tai jeigu tik ta antra pusė tiesiog paklausto, kaip tu patiri depresiją. Ar papasakok man daugiau, kodėl tu šiandien negalėjai pasivaikščiot. Viskas, tik smalsumas, pažinti kitą ir labai daug ten atsiveria visko. Tada nereik ten prigalvot, o kaip čia geriau komunikuoti. Tai tiesiog paklausk smalsiai, kaip 3 metų vaiko. Arba pats pabūk kaip 3 metų vaikas, kuris ten, o kodėl, o kaip čia, o kas čia. Jo skamba labai empatiška bendravimo forma. Su to smalsumu, ėjimu per smalsumą. Bet tą tokį teigiamą. Taip, nes mes labai turim daug tų įsitikinimų apie pasaulį, projektuojam labai kitus. Jeigu aš taip, tai ir tu taip, ne, ir tada ten. O jeigu visi tiesiog pagalvotumėm, kad kiekvienas iš mūsų turi individualią vartojimo instrukciją, tai tada atsirastų toks smalsumas didelis. Tu nebūtinai kaip aš, o tai kaip tu. O kai kitas žmogus bando tave pataisyti, tarkim, tai čia jau, nežinau, tokia tokia neigiama perspektyva žiūriu. Ar tai gerai, ar blogai, ta prasme, ar gali būti kažkas, kad pavyks, turiu omeny, iš to tokio pataisimo, kad spaudimo, gal kažkokio prešūro tokio, kad kitą iš tikrųjų prikels, nes galbūt kitas iš pykčio ims ir atsistos, kad tu čia mane mokai, tai dabar žiūrėk, aš atsistoju. Man pačiai yra tai buvę, tai man labai įdomu, ką jūs manote tiesiog. Aš tai, žinai, tokia irgi esu, jeigu man sako, kad nepavyks, o tiesa dabar galvoju, gal ne visai taip pat, bet aš tai mėgstu, dabar nebe tai, bet ten paauglystėj, ankstyvoj saugystėj, man viskas buvo apie įrodymą. Ta prasme, aš nebūsiu silpna, aš ten būsiu stipri ir aš padarysiu. Tik tai, kad tas pušinimas turbūt iš aplinkos buvo kaip tik, kad tau nepavyks ir tada norisi įrodyti. Kita vertus, pavyzdžiui, jeigu kažkam tai kažkas sako, einam darom, tai atsiranda vienas iš scenarijų, kad tu manęs nesupranti ir aš dar labiau užsidarau ir susigūštu. Arba gali būti, kad, okei, čia, fainai mane ištems padarys, žinai, tik, čia labai tada svarbu įsivertinti, ar aš paskui turėsiu resursų kitą kartą išlipti iš kažkokios situacijos. Bet jeigu apie asmenybės pokyčius, man, pavyzdžiui, labai nepatinka, kai man pasakoja, kaip aš čia turiu gyventi. Toks pasipriešinimas atsiranda, tai man atrodo, ir didžiai mūsų daliai, taip, jeigu kažkas sako, kaip tu čia turi pasikeisti, tai kaip tik toks nepriėmimo jausmas būna. Man atrodo, mes norim keistis tik tada, kai patiriam patys savo pasiekmes kažkokias. Nežinau, gal čia man taip atrodo, bet... Tokia rizika skamba, lyg būtų, ar kitas žmogus tave kaip tik pastatys ant kojų, pataisys, ar kaip tik sukels tą tokį, kurį save labai jausmus nukreipsim. Gali būti rizika. Tai tu, pavyzdžiui, kaip suprantu, lankai pati terapiją, ne, daug metų. Aš taip įsivaizduoju ir tikiuosi, kad terapijoje tave ne terapeutė į viršų traukia, o kad tave mokina, kaip tu pati turėtum, atrasti viduje ten resursų, kažkaip galvoti apie savo mąstymą netgi, ar pažinti savo jausmus. Apskritai, manau, gal čia pasakysiu, kad mes neturim būti priklausomi nuo tos terapijos. Taip. Tai čia ir su tuo kitu žmogum, jeigu dabar į asmeninį gyvenimą nueit, tai jeigu kažkas mums ten nuolat mokina, kaip gyventi, tai mes vėl kažkaip patys neišmokstam. Tai tas, žinai, keistis ten. Jo, ir dar aišku, turbūt priklauso, kokiu tonu sako, ne, tas vėl ar ten per empatiją smalsumą, ar ten
Nes aš tai, pavyzdžiui, savo esu pripažinusi, nes aš jaučiu tą, aš kaip 3 vaikų mama ir mėgstu ten ir paaiškinti, ir pakontroliuoti, toks pagauni save, susivaldai, susipakuoji, tada ten vėl po 3 dienų kažką patiri, kad norėčiau ten. Bet aš savo esu įsivardinus ir aš esu beveik tikra, kad visiems taip yra, tik nebūtinai mes garsiai pasakom, kad jeigu visi pasikeistų palei tai, kaip aš įsivaizduoju, man tiesiog būtų lengviau gyventi. Realiai, viskas būtų pagal mano orderį. Taip savanaudiškai, bet iš tikrųjų. Taip, bet tai kaip būtų paprasta, ne? Ten tu mokiniesi 10-ukais, tu ten susiplauni indus, ten, žodžiu. Ir ne tik, kad šeima, bet apskritai visiems pasakyčiau. Pavyzdžiui, šiandien mačiau, kaip vyras iš mašinos cigaretę išmetė. Aš jau norėjau pravažiuojant, žinai, ten paaiškinti gyvenimą, bet, tu supranti, kad tu to nepadarysi, bet pripažinti savo, kad aš noriu, kad kiti pasikeistų tam, kad man būtų lengviau, nes man nereiktų patirti nei neigiamų emocijų, nei susierzinimo, nei trigerių. Bet tada tu žinai, kad tu to nepadarysi, bet faina savo tai įsigarsinti. Ir tada tas kitus versti keistis kažkaip bent man sumažėjo. Nes aš žinau, kad čia ne apie tai, kad aš tau linkiu gero, o apie tai, kad man būtų lengviau. Aš nesierzinčiau, pavyzdžiui, jeigu ten kojinės ant žemės mėtosi kažkieno. Ar ir ta pati depresija, ne? Nesirk. Man būtų paprasčiau, jeigu tu nesirgtum, ne? Taip tiesiai šviesiai paimti, pasakyti kažkam. Nefainai būtų, bet viduj bent įsigarsinti būtų gerai. Kad aš noriu, kad tu nesirgtum ne dėl to, kad tu sirgi, o dėl to, kad aš nežinau, kaip man būtų šalia tavęs, pavyzdžiui. Iš to grynai informacijos, tarkim, trūkumo. O grįžtant į tą santykių dinamiką, kur kaip tik atrodo esi priklausomas nuo kito žmogaus, kad tave iškels į viršų, kaip galim padėti savo grįžti į save, išsiaiškinti savo poreikius, suteikti savo tą savarankiškumą vėl, nors ir esu gal depresyvioj būsenoj ir galbūt nėra tiek daug motyvacijos tą daryti, bet nuo ko galėtumėm pradėti tokiu atveju? Tai atpažinimo pirmiausiai, ne? Nes be to atpažinimo ir pripažinimo nieks nevyksta, va čia kaip su priklausoma nuo alkoholio, net susėda ratu ir pripažįsta. Tai vat ir jeigu gebi savo įsivardint, kad aš jaučiu, kad aš priklausomas nuo kito žmogaus per tą, kad jis mane kažkaip traukia. Ir tada seka tas, o ką aš galiu padaryti. Ir tai būtų labai individualu, kaip aš galiu atsitraukti. Gal tik čia jau toks labai grinai patarimas būtų, kad negalvot apie labai didelius žingsnius, nes šiaip mes žmonės linkę galvot, kad pokyčiui reikia iškart maks. Viskas, tokių niekada nebeprašysiu pagalbos, nebeskambinsiu ten, ir tada nesigauna. Bet gal tada, žinai, toks, ten, nežinau, pats išeisiu, kažkur prasiblaškysiu, nelauksiu, kol ten žmona ar vyras ištems. Bet tokio kažkokio labai konkretaus veiksmų plano nebūtų. Nes tai labai labai individualu ir nuo tos antros pusės priklauso, nes nepamirškite, jeigu vienas priklausomas, tai kitas įgalintas. Čia apie tą visą ekosistemą. Tai turiu tokį pavyzdį, kur jau ten suaugęs vyras, virš 5 gal, ir pas jį paaštrėja ir dingsta tie depresiniai epizodai, bet mama tai nežino, kaip būti, kai jam okei. Ir ta mama jau amžyje, bet jį visus savo mamystės svarbumo, reikalingumo poreikius patenkina per savo sūnaus depresinius epizodus. Nes tada jinai gali ten maks rūpintis. Ir jam ten užtrunka jie, nes jam labai sunku tą nepriklausomybę turėti, nes mama irgi ten, žinai, prasideda. Tai gal aš tau negaliu čia padėti, nereikalinga tau su ir toks užburtas ratas labai. Geras, o dabar tiek minčių kilo, bet aš manau, kad kitas, sergantis irgi gali nemokėti bendrauti su, tarkim, nežinau, kitų partnerių, artima aplinka, taip, tik tais per savo skausmą, man blogai, mane gelbėk ir panašiai, man skauda dabar, gal skirsi dėmesio ar kažkaip, taip.
Tai dar gerai, jeigu pasakys, kad skirk dėmesio, ne, jau čia pakankamai konkretu, o daug dažniau būna, kad man blogai, aš ten mirsiu, nežinau, gulėsiu, neturiu jėgų ir ten nėra to ryškaus poreikio įgarsinimo. Nu tai bet čia vat vėl apie tą išmoktą elgesį, kai mes išmokom patenkinti savo poreikius. Važiuoju, vat, nežinau, tai pašaudysiu, bet įvairovės poreikis. Ne? Tai buitį man pakankamai mes ten žinom. Išeit out ten kartais, ten atostogų išvažiuoti, ar ten darbą pakeisti. O santykiuose galima konfliktuoti dėl šūdo. Ne, kad įvairovė atsirastų, nes šiaip per daug saugu, tada gal nuobodu. Dramos nešti. Ir jeigu tai tampa kasdienių dalykų, tai jau, bet tai, nu, toks irgi išmoktas elgesys, kaip patenkinti poreikį. Tai, bet čia vėl, tai gerai, jeigu tu žinai, koks tas poreikis, o jeigu tu nežinai ir paskiau tik, nu, nežinau, su antra pusė kalbi ir sakai, jis tau sako, klausyk, nu, tu drama queen, tu dėl nieko ten, ne, keli skandalus. Ne, čia ne, aš ten. Ir tik ten paskiau kažką nugirsti, kažkas pasako ir supranti, ai, nu jo, man tiesiog kitaip nuobodu. Ne kad pats vyras, bet pats santykis jis ten per pastovus. Turiu pavyzdį šeimoje. Šeimoje tikrai galiu pasidalinti. Mano močiutė šiek tiek irgi aukos vaidmenį tokį turi, bet su amžium vis didėjo šitas ir dabar, kai ji jau yra senelių namuose ir tiesiog reikalauja va tokiu būdu, kad mama ją lankytų ir panašiai, kad man skauda, atvažiuok, man vaistų paduosi, o ten gali gal sesutę paduoti, tarkim, bet neturi mama paduoti, ten šaukštai kišti burną, nes kitaip, nu, jausis vieniša ir panašiai, ir čia irgi per tą tokį, tai tiesiog reikalauja santykio didesnio dar labiau. Ir žinai, tam idealiam pasaulį, nu, kurio mes tikrai nemanau, kad ten artimiausią šimtmetį pasieksim, bet nu, būtų faina, kad mes tiesiog visi galėtumėm, bet kai aš pensijai būsiu jūs, senutės būsim senelių namuose, kad galėtumėm paskambinti ir pasakyti, žinai ką, nu, man vieniša, man liūdna. Taip. Aš žinau, kad tu gal ten turi irgi gyvenimą, bet gal galėt važiuoti po savaitės ir ten pusvalandį pabūsim. Tai čia būtų wow, ne, nu toks. Nes visi viską žinom, kaip ten vyksta su tais aukos vaidmenim ir manipuliacijom, bet nežinom, kaip kitaip įsigarsinti tos poreikius. Ir gal dažnai tada tai ir tampa tam tikrų mūsų psichikos, žinai, tų pilkumų priežastimi, nes nėra nieko atvirom kortom tokiom. Nes, nu, iš kartos į kartą daug dalykų neišmokom. Nu, ir nieks nemokino, čia ne tai, kad ten labai jau mokino. Tokia miskomunikacija vyksta, nes tiesiog kitas žmogus neįvardina, ko jam iš tikrųjų reikia ir tik pasako, kas po ko paslėpta viskas. Taip. Bet kartais net neturim žodyno tam. Arba tiesiog automatinės tokios, žinai, kur būna. Nu, vat man visada tie skambučiai su artimaisiais toks. Ir nors mano mama nėra ten manipuliuojanti, bet jau dabar vat yra 4 diena, kai aš su nekalbėjau ir aš jau ten nugalvoju, arba jinai man paskambins ir klaus, ko neskambini, arba aš jai, nes aš irgi erzinu, aš sakau, nu, pamiršai, kad dukrą turi. Ir mes tada juokėmės, ne, bet kartais galvoju, čia net ne apie poreikį, čia tiesiog toks, nežinai ką pasakyti ir papriekaištauja. Gal ir net nepasilgai, bet, nu, negi sakysi, žinai ką, kažkaip čia nekalbėjom, bet jauti, kad atitolom gal. Tai geriau pasakysiu, ko neskambini. Nu, aš taip hipotetiškai, žinai. Jo, bet už viso to slypi tas artumo poreikis, ryšio poreikis. Man irgi patinka kartais savo partnerį parzint kažkokio tai nusiskundimu, dėl ko to nepadarai, nors iš tiesų. Iš tiesų nėra ką veikti. Pradėjom nuo depresijos santykių ir mes vis tiek priėjom prie artumo. Nu, tam tikro, ne, kažkokio. Toks, gal čia kaip ir receptas, ne? Nežinau, ar jeigu kursim visi artumą, mažiau čia depresiją sirgsim. Nežinau.
Kitam Tyrimus reiktų daryti. Taip, bet čia irgi toks labai priklauso, man atrodo, depresija visiems skirtinga. Jo. Tai kitam gal noris to artumo, kitam kaip tik noris tos vienatvės, ramybės, gal priklauso ir nuo ko ta depresija, kokios priežastis to. Tai čia irgi toks. Tai, žodžiu, negalim teikti, kad geri santykiai išgelbės depresiją. Geri santykiai? Čia jau kita tema. Jeigu kalbant apie romantinį partnerį. Dabar tai pagalvojau. Gal, pavyzdžiui, tie geri santykiai buvo, bet kai tau atsirado depresija, gal jie suprastėjo, nes pamatai kažkokius kabliukus kitame žmogui, kad ko dar iki šiol nematai, kad, tarkim, nėra supratimo kažkokio, ne visom temam yra. Gal jis turi tą stigmą apie depresiją, kažkokius stereotipus, mąstymo šablonus, tai gali tas sutrigerint, kaip sakom. Gali, jo. Taip. Nors iškart toks vaizdinys iškilo bendram pažįstamų rate. Pas mums buvo vyriškis, kurio mama, kai jis buvo mažas, manipuliuodavo bendrai ligomis. Ir kai jo sutuoktinė susirgo depresija, jo toks pirminis visiškai automatinis būdas būti santykyje buvo nekreip dėmesio. Nes mama manipuliuoja, tai greičiausiai ir tu tai darai, bet neįsivardini, jis neįsivardino to, tik po to jau suprato, kad ką aš čia darau, čia ne mano mama, žmona nemanipuliuoja, ir tada toks awareness atsiranda ir kažkokia komunikacija tarpusavio, bet jo, man atrodo viskas vis tiek sueina į tai, kad turi domėti savim, save pažinti ir tada kitą pažinti. Tai nėra vaistai nuo depresijos, bet gal palengvintų gyjimo kelią. Manau, kad taip. Aš dar vieną klausimą matau. Beveik visą pokalbį vis tiek kalbėjom apie tokias 2 stovyklas, kaip ir pati sakei, Daiva. Sveiki santykiai, saugūs santykiai ir toksiški. Kaip kitaip vadinasi dabar? Emociškai žlugdantis. Emociškai žlugdantis santykiai, taip. Tai kaip atpažinti ir kaip nubrėžti tą ribą tarp to, kad man yra blogai ir kad mūsų santykiuose yra kažkas negerai? Yra tokia frazė. Nežinau, gal reikės jums ją iškirpti, gal ne. Šudina būsena, šudini sprendimai. Tai apskritai, man atrodo, labai sunku santykius vertinti, jeigu tau yra šudina būsena. Tai pradėkim nuo to. Ir tada, jeigu tu esi geros būsenos, patenkintas savimi, tada tu gali vertinti ir santykius. Bet turbūt toksiškose santykiuose tai neveiktų vis tiek, nes ten nėra gerų būsenų. Bet tai bendrai, jeigu... aš, pavyzdžiui, esu saugiuose santykiuose. Tikrai, ačiū Dievui, pasisekė iš kelinto ten karto, bet... Ir aš, pavyzdžiui, jaučiu, kad aš tampu nepatenkinta santykiais. Nebūtinai, kad jie blogi, bet tiesiog toks, ten periodiškai užeina, kur nekenti... kam kvepuoji čia šalia maždaug iš tos operos. Tai aš visada man tai indikuoja, kad aš nesu patenkinta savim tuo metu. Kažko nedadarau ten, nepasirūpinu, nepasivaikštau, neišsimiegu ir tada aš suprantu, kad gal ir nėra ten ta mano būsena super bloga, bet jau yra nepasitenkinimas kažkoks esamas savo padėtimi ar santykiu su savimi ir tada aš jau projektuoju, kad čia namie kažkas negerai. Bet jeigu tai būtų šiaip prastas labai santykis, tai man atrodo, ten nereikia ir labai blogos būsenos, nes labai daug kūnas pasako. Ta nuojauta tokia, kur niekas ten labai apie ją nekalba kaip apie 6. jausmą, bet aš kai specializuojuosi tuose emociškai žlugdančios santykiuose, visada paskiau sako, aš jaučiau nuo pat pradžių, kad kažkas yra ne taip, bet taip moki save užgaslaitint. Kad ne, tai čia viskas bus gerai, ten pasikeis, ten tokių. Pakeisim. Ar pakeisim jo dažniau. Aš čia biški pasistengsiu labiau ir viskas bus gerai. Ne.
įsijungia vėl tas noras kontroliuoti per tą, kad visą galizmą kažkokį. Nu vis tiek reikia save tada pažinti. Nu man tas mąstyk apie savo mąstymą. Nu nežinau, man čia top yra. Moto. Aha. Man atrodo, kad čia yra gal Bernardo Shaw kažkokia ten citata, kuris ten sako, 97% pasaulio žmonių iš vis negalvoja, 2% galvoja, ką galvoja ir tik 1 iš tikrųjų galvoja. Nu kažkaip taip. Ir man iš to toks kilo, blemba, bet galvot, ką tu galvoji, iš tikrųjų yra stipru. Nes gali belen kokio nesąmonių ten galvot. Ir nekritiškai nevertinti savo minčių. Nes dažniausiai galvojam, ką kiti galvoja apie mus. Nors ką kiti galvoja, tai dažniausiai yra, ką aš apie save galvoju. Ir projektuoju į kitus. Ir va tada čia atsiranda. Tai, permąstyk savo mintis. Mąstymą mintis. Dar noris pasakyti, kiek galvoji į plotį. Nes šiandien irgi su vaikinu diskutavom, kad žmogus kiek ten išnaudoja 10% savo mąstymo visų ypatybių, gebėjimų ir panašiai. Tai jeigu išmąstytume viską savo mąstyme, tai tada pasikeistų viskas, man atrodo. O šiaip turbūt svarbiausia apjungti mąstymą, jausmus ir kūną. Nes viskas duota ne veltui. Toks tas dažnai emocijų pažinimas ir pasaulio pažinimas per kūną eina. Emocijos mums irgi daug signalizuoja, mąstymas irgi reikalingas, ne? Kad galėtumėm pamastyti apie tai, ką jaučiam, ar ten priimti signalus kažkokius iš kūno. Tai man toks holistinis požiūris čia tada labai tinka ir patinka. Su ta nata ir baigsime mūsų pokalbį. Ačiū. Ačiū labai. Dėkui. Šiandien kalbėjome apie santykius, bet iš tiesų apie 2 paralelinės visatas. Apie tai, kaip viename kambaryje gali susitikti ryški šviesa ir tiršta tamsa. Ir kaip abiem rasti vietos prie to paties stalo. Iš šio pokalbio su Daiva išsinešame svarbią pamoką. Meilė nėra apie tai, kad kitas žmogus save pataisytų. Tai apie drąsą būti netobulam kartu. Apie tai, kad vėžlio žingsnis iš dugno yra toks pat vertingas kaip ir paukščio skrydis, jei tik skrendama laikantis už rankų. Jei šiandien jautiesi kaip našta arba jei tavo artimasis dingo savo tamsioje realybėje, prisimink. Ryšys prasideda ne nuo sprendimų, o nuo paprasto aš esu čia. Be spaudimo pasveikti tuoj pat. Su švelnumu tam netobulam procesui. Su jumis buvo Rūta ir Fausta iš Su kitokia realybė. Ačiū, kad klausotės, kad leidžiate savo išgirsti tai, kas nepatogu, bet tikra. Nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalo ir sekti mūsų kitose socialiniuose tinkluose. Iki kito karto.